Labas rytas visiems. Džiugu matyti tokį didelį būrį susirinkusių klausytojų. Šiandien turim pakankamai įdomią temą apie dronus ir 3D lazerinį skenavimą. Lazerinis skenavimas, ypač su dronais, vis populiarėja, todėl nusprendėme pristatyti naująjį DJI L2 lidar skenerį. Ir neskubėjome su webinaru ir pristatymu visiems vartotojams, kadangi norėjome patys įsitikinti, kaip jisai veikia, surinkti pavyzdinių duomenų. Tai šitiek užtruko. Vasario, kovo mėnesiais kolegos nemažai pasidarbavo, pakartografavo, surinko duomenų, tai šiandien aš juos ir pademonstruosiu. Webinare dalyvauju pats vienas, tai jeigu turėsite klausimų, rašykite į Q&A skiltį, pabaigoje pasistengsiu atsakyti, o su šiandienos darbotvarke, tai galime sakyti, kad pagrinde fokusuosimės ir koncentruosimės į Matriz 350 RTK droną ir Zenmuse L2 lidarą. Taip pat apžvelgsime kai kurias alternatyvas ir mūsų surinktų duomenų rezultatus. Matau, kad didžioji dalis prisijungusių ir dalyvaujančių jau yra mūsų klientai, tai apie mus ne kažką naujo ir nepapasakosiu. Dirbame jau eilę metų, pagrinde fokusuojamės į Pabaltijį ir pagrindinis mūsų partneris Trimble, DLR prancūzų partneris fiksuotos sparno lėktuvams, dronams ar bepiločiams orlaiviams. DJI Enterprise, apie kurį mes šiandien šnekėsim, taip pat fotogrametrijos vienas iš pasaulinių lyderių Pix4D kompanija, šveicarų kompanija. Nemažai iš jūsų turbūt naudoja Pix4D Mapper programinę įrangą. Mūsų darbuotojų kolektyvas yra pakankamai nemažas, netoli 20 žmonių per visas šalis. Tai iškylant įvairiems klausimams ar didesniems projektams visada pasiruošę padėti. Mūsų sprendimai. Iš principo, kaip ir minėjau, pagrindinis fokusas Trimble sprendimai ir dauguma iš jūsų jau vos ne dešimtmečiais naudojate Trimble prietaisus, GPS imtuvus, tachiometrus, tradicinę niveliacinę programinę įrangą, techninę įrangą, fotogrametrinę įrangą, skenavimo sprendimus, monitoringą ir apie kartografavimą, ką mes šiandieną ir šnekėsime. Tai pažymėjau šitą slaidą kaip sprendimai, ne produktai, nes mes siūlome ne tik techninį įrangą, bet ir programinį įrangą ir nekas mažiau svarbu aptarnavimą, mokymus. Turbūt ne vienam klientui nepasakėme, kad pasiskaitykit instrukciją po kažkokio tai sprendimo ar techninės įrangos įsigijimo. Tai stengiamės visą laiką padėti ir konsultuoti. Kas liečia bepiločius orlaivius, jų tokie pagrindiniai tipai, sakykime, fiksuotos sparno lėktuvai, tai mes šiuo atveju su DLR kompanija prancūzų bendradarbiaujam. Per vidurį matom tokį, sakykime, universalų Lego sprendimą, tai Matriz 300, kuriame mes galime keisti sensorius, lidaras, fotogrametrija, inspektavimas ar įvairiems kitiems uždaviniams. Ir dešinėje pusėje populiariausiai parduodamas fotogrametrijos sprendimas Mavic 3 Enterprise dronas. Tai kadangi kitaip pabendrauti gyvai neišeina su jumis, tai aš keletą klausimų turiu pasiruošęs jums paklausti, tai minutėlę aš tuoj paleisiu klausimą į ekraną ir pirmas klausimas būtų, ar naudojate iš viso dronus savo veikloje, nesvarbu kam, kartografavimui, inspektavimui ar kitokioje veikloje, ar vis dėlto jums yra kai kam tai nauja ir galbūt net nepritaikytina jūsų veikloje. Tai dar keletą akimirkų ir pasidalinsiu rezultatais. Aš kartu galiu pakomentuoti, kad taip, didžioji dalis
turi, naudoja dronus, mažesnė dalis užsako kaip paslaugas ir vis dėlto yra pakankamai nemažai, kas iš viso nenaudoja. Tai dalinuosi rezultatais, manau, šiuo metu matote, kad didžioji dalis iš jūsų naudoja, bet 26% vis dėlto kol kas bent jau nenaudoja ar mato, kad jų ir pritaikyti nebūtų kaip. Kažkokios teorijos daug neturiu. Jeigu kažkas nesusipažinęs su pačia lidar fotogrammetrijos technologija, tai bent trumpai, tai lidaras, tai galima mes jį čia taip bendriau apibūdinti, nes nebūtinai tai ant drono matuojamas skeneris, gali būti ir ant automobilio, ar nešiojamas ant GPS SLAM principų veikiantis, pilotuojame lėktuve, galima montuoti lidarą. Telefonai, kai kurie turi jau integruotą lidarą, ar ant trikojo, kurį mes pastatom ant trimble skenerį, galima irgi tam tikrą prasme pavadinti lidaru. O fotogrammetrijos būdu mes surenkame paprastas RGB nuotraukas, iš kurių programinė įranga sugeba išskaičiuoti mums norimus rezultatus, tai pagrindė taškų masyvo, ortofoto. O jei trumpai pagrindiniai skirtumai, sakyčiau, kad lidaras greitesnė technologija, duomenis surinkti lauke ir apdoroti, ypač kai reikia surinkti žemės paviršiaus duomenis, nes lidaras, sakykime, taip pro tarpelius prasiskverbia ir galime mes pamatuoti žemės paviršių miškingoj vietoviai. Su fotogrammetrija to niekaip nepadarytumėm. Visgi, mano nuomonė, čia gal subjektyvi kažkas ginčytųsi, kad fotogrammetrija, mano nuomonė, vis dėlto tikslesnis metodas. Aišku, čia labai sąlyginai priklauso, aš daugiau kalbu dabar apie iš dronų surenkant duomenis, bet visgi, manyčiau, tikslesnis metodas, patogesnis ir tas būdas, kai reikia mums sugeneruoti ortofoto, lidaro kai kurie sensoriai turi taip pat irgi kameras, bet dažniausiai užstatyti jie, kad tik tai spalvinimo, taškų masyvo spalvinimo tikslų rečiau fotografuojama. Ir fotogrammetrija patogiau, jeigu mesh modelius mums reikia generuoti. O šiaip dažnai būna taip, kad tuos duomenis tenka kombinuoti, jeigu ir mūsų klientai, ir mes patys būna tokie projektai, kai paprasčiausiai reikia ir vienu metodu surinkti duomenis, kitų metodų ir programinį įrangą jos du gali kombinuoti, panaudoti abu. Ir lidaras. Lidaras, pasakyčiau, tokį terminą girdžiu, kad lidaras pramuša lapus ir nuskanuoja po medžiais esantį žemės paviršių. Tai čia toks mitas galbūt, ar neteisingas terminas. Lidaras nieko nei muša, nei pramuša. Paprasčiausiai lidaro spindulys, jeigu yra mažesnis, siauresnis, nes jisai nuo atstumo irgi didėja, plečiasi. Jeigu yra tarpelis, jisai pralenda pro tą tarpelį tarp lapų ir šakų, tai ir pamatuoja tą žemės paviršių. O jeigu lidaras dar turi funkciją, kad gali tam tikrus atspindžius, retornus gauti informaciją papildomą, tai jeigu spindulio dalis užkliūna, informacijos dalis keliauja su koordinatėmis, kita spindulio dalis keliauja toliau, tai taip yra didesnė tikimybė, kad tas spindulys, kad ir platesnis jis yra didesnis, jisai pasieks žemės paviršių ir gausime visų tų pozicijų koordinates. Tai iš vieno iššovimo, sakykime, lazerio mes gauname kelias koordinates. Pats MA3 350 RTK dronas yra pakankamai naujas, pristatytas Didžiajaus praeitais metais, gegužės mėnesį, ir mes vasaros pabaigoje gavome pirmosius dronus savo klientams. Tai jau pakankamai išbandyta, ištestuota platforma, ir be to tai yra tik šiek tiek atnaujintas dronas palyginus su MA3 300, kuris jau 4 viršum metai gaminamas ir parduodamas. Tai iš tikrųjų, galima sakyti, stabili ir patikima platforma. Jeigu neklystu, nepamenu, kad nors vienas dronas būtų ar sudužęs, ar nukritęs. Tai tikrai labai pakankamai saugi technologija, ypač 350 atnaujinta saugumo prasme. O
Na, pagrindiniai parametrai skrydžio laikas 55 minutės, tai čia aišku jį labai nereikėtų žiūrėti, čia dronas be sensorių tiek skrenda, tai jūs turbūt šiaip for fun neskraidysit. Realiai kartografuojant priklauso labai daug nuo oro sąlygų ir nuo pačio sensoriaus svorio. Su dronu galima skraidyti praktiškai bet kokiom oro sąlygom. IP55 apsauga, įmontuota papildomai šitame 350 naktinio matinimo. Ta FPV, tai vadinama priekyje, kur jūs matote vaizdą per pultelį kamerą. Turbūt kartografuoti ar su lidaru skraidyti naktį neskraidysim, bet jeigu kažkas atlieka inspektavimo tam tikrus uždavinius, gali būti aktualu. Ir sensorių svoris beveik iki 3 kilogramų gali būti montuojamas, tik tai tokiu atveju tas gimbalas vadinamas turi būti pakeistas, bet pats dronas gali nešti pakankamai didelio svorio sensorių, nebūtinai didžiausias pagaminta. Valdymo pultas atnaujintas, didesnis ekranas, programinė įranga nauja ir painvestuota į radio ryšio sistemą, kuri turi 4 dubliuojančias antenas, ir teoriškai idealiom sąlygom iki 20 km galėtų veikti, bet vėlgi čia tos skaičius nereikėtų žiūrėti taip tiesmukai, nes čia jie matuojami idealiom sąlygom, tiesioginio matomumo sąlygom, kurių praktiškai niekada ir nesigauna atliekant realią kartografavimo misiją. Taip pat pakeistos baterijos šitame drone. Jeigu jūs, pavyzdžiui, pirktumėt šitą droną ir turėtumėt dar seną, tai tinka ir senosios baterijos, bet šitosios tarnauja dvigubai ilgiau, senosios TB60 iki 200 krovimo ciklų, toks gamintojų rekomendacija buvo naudoti šitos dvigubai ilgiau ir atnaujinta baterijų krovimo stotis, tokia nemaža dėžė, lagaminas, tai atnaujinta tuo, kad naujoji dėžė, ūkiškai šnekant, neužė. Seną dėžę, jeigu norėjot krauti ofise, ten po stalu pasidėjus dirbti, tai tam tikras burzgintis traktorius po stalu, nauja dėžė veikia tyliai. Tai vienas, sakyčiau, iš privalumų. Taip, tai pačio drono padidintas IP standartas ir pultų ir pačiam dronui, atsparumas vėjai pakankamai nemažas, tai ypač aktuali charakteristika, nes tas 12 metrų per sekundę, aš paguglinau internete, ką tas reiškia, apart to, kad tai yra netoli 50 km per valandą vėjas, bet tokį terminą radau angliškai parašytą, tai didelės šakos siūbuoja prie 12 metrų per sekundę ir sudėtinga naudoti skėtį. Tai, sakykime, pakankamai stiprus vėjas. O išvažiavus kartografuoti misiją, tas ypač aktualu, nes ne visada, dažniausiai nesinori namo apsisukti ir važiuoti. Taip. Papildomas sensorius sumontuotas ant tų vadinamų rankų, arms angliškai, kur propeleris tvirtinasi. Nes į dėžę sudedant mes turim jį sulankstyti ir kai atvažiuojam kartografuoti, aišku, norim viską greičiau daryti ir beskubėdami, jeigu pamirštumėt užsukti, pritvirtinti tą ranką, tai senasis 300 dronas vis tiek teoriškai pakiltų ir jeigu ta ranka pasilenktų, baigtųsi liūdnai, tai čia sumontuotas sensorius ir pultelė rašo, kad jūs nepritvirtinate, neprisukate. Tai saugumo prasme tai tikrai geras update'as, kaip ir minėjau, naktinio matymo kamera, bet jinai kartografavimo gal čia nėra labai aktuali ir įdomi. Sensoriai, kas aktualu visų krypčių, tai galime pakankamai saugiai naudoti, kas aktualu ypač inspektavimo uždaviniams, kai mes norim iš arčiau priskristi, rankiniu būdu kartografuojam, norim geresnės rezoliucijos rezultatus surinkti, tas aktualu. Ir yra opcija, čia jinai standartiškai komplekte nėra nekomplektuojama, bet papildomai galima uždėti irgi kaip papildomą lidarą ant viršaus, CSM radaras vadinamas, jisai skanuoja irgi erdvę ir jis ypač aktualus, jeigu mes norim aptikti tokius mažesnius objektus kaip laidai, juos neįskristi, tai jeigu kažkas norėtų daryti elektros stulpų inspektavimo uždavinius, kaip pavyzdys, tai naudosiu šio būtų, bet jeigu darysite tokias tradicinės kartografavimo užduotis, ten skraidydami 120 metrų aukštį, vargu bau jūs reikalingas tas sensorius. Taip, šiame drone taip pat daug yra dubliuojančių komponentų, jeigu vienas sugestų kažkokia plokštė, veikia pakaitinė kita, kaip pavyzdys
vizualizacijai mato 2 mirksinčias antenos, tai netgi 2 RTK antenos yra sumontuotos šiame drone. Taip, kas užtikrina papildomą saugumą. Dėl sensorių, tai šiame paveikslėlyje sudėjau pačią didžiausią gaminamus sensorius, kairėje 2, tai H20 serijos kameros, jos skirtos dideliam priartinimui, zoomui. Taip pat yra modelis su naktinio matymo kamera ir su terminiu šiluminio kamera. Pagal poreikį galima rinktis iš šių sensorių, o kas mums šios dienos webinaro rėmuose aktualiausia, tai P1 ir L2 kamera. P1 tai jau senai gaminama ir pasiteisinusi keičiamo objektyvo, nors teisybę pasakysiu, kad kaip ir DJI žadėjo pagaminti kitokius objektyvus, bet taip jų prekyboje nėra, tai keičiamo objektyvo, bet nėra ką keisti. Ir ši kamera yra su mechaniniu užraktu ir pilnai pritaikyta fotogrametrijai. Tai tokia mini pastaba, jeigu renkatės droną ar kamerą fotogrametrijai, pagrindinis parametras, mano nuomonė, būtų, kad kamera turėtų mechaninį užraktą, ne elektroninį. Ir jeigu jums pardavėjas sako, kad čia nesvarbu, tai galėčiau stipriai pasiginčyti. Ir net prieš porą mėnesių atsimenu pokalbį su klientu, kuris naudoja, nesakysiu gamintojų, bet raudonos spalvos droną ir sako, kažkodėl man duomenys išplaukia kampuose ir tikslumas vienoje vietoje lyg ir normalus, kitur išvažiuoja, žiūrint, pavyzdžiui, ortofoto. Tai būtent dėl elektroninio užrakto. Ypač jeigu dronas greitai skrenda, ar žemiau skrenda, ar vėjo sąlygos yra vėjas didesnis, tai elektroninis užraktas nesugeba užfiksuoti tvarkingai kadrą. Tai sakau, mechaninis užraktas yra pakankamai svarbu ir DJI tam tikruose, irgi ne visuose dronuose jis yra, bet tuos, kuriuos mes fotogrametrijai rekomenduojam, tai juose visuose žinoma jis yra. Apie P1, būtent šią kamerą, jeigu jums įdomu ir norite daugiau sužinoti, tai mes jau darėm webinarą ir galite nusifotografuoti, ar kai bus įrašas šio webinaro, galėsite pažiūrėti, čia QR kodas ir tiesioginis linkas į šį webinarą. Tai dabar dar truputėlį gal sustabdau. Pačio DJI filmukas apie L2 kamerą, tai jisai anglų kalba, kelių minučių. Ir mes čia tik tai titrus uždėjome, tai kad būtų jums patogiau žiūrėti. In 2020, DJI launched the ZenMuse L1, a camera payload that combines both LiDAR and RGB solutions to provide various industries with efficient 3D data acquisition. Now, DJI breaks new ground with the ZenMuse L2, elevating the standards of aerial surveying, operational experience, task efficiency, and accuracy, making any 3D operation a breeze. ZenMuse L2 comes with an integrated design, incorporating a LiDAR module, mapping camera, high-accuracy IMU system, and a 3-axis gimbal. The new IMU system's performance is optimized, and warm-up is not required, letting you take off fast. Coupled with enhanced LiDAR technology, it significantly improves accuracy and reduces the thickness of point clouds. The LiDAR module can launch 240,000 laser points per second, with smaller and more focused laser spots, enabling it to penetrate dense vegetation and get results with visibly clearer details. L2 supports up to 5 returns for increased point cloud data collection. It also boasts a maximum detection range of 450 meters. And while operating at the typical altitude of 120 meters, it can meet the requirements of 1 to 500 high-accuracy topographic mapping. While ensuring the accuracy of the point cloud, L2 can cover an area of up to 2.5 square kilometers in a single flight, greatly enhancing operational efficiency. Thanks to its powerful hardware capabilities, L2 can be used in a variety of scenarios, including surveying and mapping, forestry management, infrastructure management, and electricity management.
among others. In addition, the DJI Pilot 2 app has been upgraded, making operations even more efficient. Point Cloud Live View has been further optimized, providing immediate insights into your operations. After Point Cloud data collection, task quality reports can be generated on-site. With Point Cloud playback and merging functions, operators can quickly preview results on the remote controller, making fieldwork worry-free and significantly more effective. DJI Terra has also become more intelligent and efficient. Now, you can obtain base station data through the cloud's PPK function. DJI Terra can also now generate DEM results directly, giving users a single solution platform. In combination with DJI Enterprise drones and DJI Terra, ZenMuse L2 provides users with a more accurate and efficient integrated LiDAR solution. Reach new worlds of detailed point cloud data with ZenMuse L2. In 2020, Taigi, aišku, pagrindiniai akcentai, charakteristikos ir privalumai pademonstruoti buvo gamintojų filmuke, bet dabar mūsų komentaras. Tai pagrindinis akcentas būtų, pagrindinės charakteristikos būtų gal, sakykime, tokios, kad lidaras yra montuojamas ant stabilizatoriaus ir ant gimbalo, galime keisti kampą skenavimo. Daugumos gamintojų, kitų gamintojų lidarai dažnai montuojami stabiliai, tai, pavyzdžiui, norint fasadą skanuoti, būtų sudėtingiau montuoti į kitų kampų lidarą. Koncentruotas pačio lidaro spindulys, tai čia tokia charakteristika mažai ką pasakanti, bet jeigu jį palyginti su L1 ankstesnės kartos, pirmos kartos lidaro, tai jisai yra 5 kartus mažesnis. Tas pats spindulys, jo išsiskaidimas, kas aktualu ypač užfiksuojant mažesnius objektus. Pats lidaras palaiko 2 skenavimo režimus, tokį repetitive, non-repetitive, pasikartojantį, nepasikartojantį, tai apie jį sekančiame slaide papasakosiu. Lidaras palaiko iki 5 atspindžių, kas yra pakankamai irgi nemažai. Na, yra gamintojų, kurie gamina ten ir 30 ir daugiau atspindžių, bet jo, tai yra visokių variantų. Pats skenavimo atstumas yra pakankamai nemažas. Mums turbūt aktualiausias toks darbinis 120 metrų, tai pilnai galime skanuoti drąsiai tokiame aukštyje bet kokius objektus, nes kaip pavyzdys asfaltas, šlapias, jis mažiau atspindi šviesą, lazerį ir kai kurie lidarai, pavyzdžiui, jeigu deklaruotų, kad jo skanuojamas atstumas 120 metrų, tai gali būti, kad į kažkokį tamsesnį paviršių jūs paprasčiausiai duomenų negausite, ten bus skylė duomenyse. Tai su šitų lidaru taip neturėtų būti. Ir skanavimo dažnis yra 240 000 taškų, kas reiškia, kad lazeris tiek iššauna taškų per sekundę, net ne taškų, tiek daro matavimų per sekundę, bet gali gauti rezultate žymiai daugiau taškų dėl pačių atspindžių. Tai, pavyzdžiui, gali grįžti konkretus taškas su 5 atspindžiais, tai tų koordinačių teoriškai galim sudauginti mes tą 240 iš 5, tiek teoriškai taškų galėtumėm gauti. Taip. Apie patį skanavimo režimą, tiksliau 2 režimus, repetitive, non-repetitive, tai viršuje paveikslėlyje matote, kad lazeris pagrinde skanuoja dabar į šonus, tai 70 laipsnių kampu renkami duomenys, o į priekį ir atgal tik tai 3 laipsnių kampu. Tai toks linijinis skanavimas ir pats gamintojas deklaruoja, kad tai yra tikslesnis skanavimo metodas, ypač aktualus skanuojant žemės paviršius ar geodėsiniuose įvairiuose uždaviniuose. Kitas skanavimo režimas vadinasi non-repetitive, tai skeneris skanuoja tiek pat 70 laipsnių į šonus, bet į pirmyn atgal 75 laipsnius, netgi daugiau
negu į šonus, tai ypač aktualus tas režimas, jeigu mes norime užfiksuoti 3D kažkokių pastatų, pavyzdžiui, fasadų elementus, nedarant daug papildomų skrydžių. Ar kažkokius smulkius objektus, jeigu norim užfiksuoti kaip elektros linijos. Tai aš dar rezultatus, kaip atrodo sugeneruoti su vienu ir kitu režimu, parodysiu, demonstruodamas pavyzdžius. Taip, lidaras iki 5 atspindžių, tą minėjau, 240 kHz dažnis. Vietos dažnis nesikeičia nuo atspindžių skaičiaus. L1 lidaras buvo galima keisti atspindžių skaičių ir keisdavosi dažnis, bet su šitu, ar mes vieną atspindį pasirinksim, ar 5, vis tiek bus tas pats skanavimo dažnis, tai net nelabai matau prasmės, kad kad reikėtų tą skanavimo atspindžių kiekį pasirinkti vieną, pavyzdžiui, o ne 5, visą laiką rekomenduočiau ir palikti tuos 5. Ir kaip pavyzdys, apačioje 2 paveikslėliai, L1 ir L2 lidarai palyginti, tai jeigu žiūrėti paveikslėlio dešinėje pusėje burbuliuką, tai matome, kad atviroje pakankamai vietovėje, čia tokia vizualizacija minimali, paskui mano duomenyse gal geriau matysis, rezultatas taškų į kvadratinį metrą matom, kad praktiškai toks pat ir su L1, L2, bet jau miškingoje vietoje, kur daugiau medžių, L2 paprasčiausiai dėl atspindžių kiekio ir dėl taip pat dar pačio lidaro lazerio spindulio išsiplėtimo dydžio surinka žymiai daugiau taškų. Tai čia matome beveik vos ne 3 kartus daugiau taškų mes surinkame miškingoje vietovėje. Navigavimo sistema, tai dronas turi naują GNSS modulį palyginus su R300 RTK dronu. Pagrindinis skirtumas, kad L5 dažnis yra ir Beidou B3 taip pat šitame naujame drone, kas, aišku, garantuoja greitesnį inicializaciją lauke. Atnaujinta inercinė sistema, IMU, jos charakteristikos čia nelyginau su L1, bet jos taip pat geresnės. Ir privalumas tas, kad nereikia laukti, kol inicializuosis ši sistema prieš skrydį, nes su L1 įjungiam droną, gaunam fiksą ir dar turim laukti kelias minutės, kol inercinė sistema susiinicializuoja. Su L2 to nereikia. Taip, tai lidaras turi integruotą RGB, ar galima sakyti paprastą fotogrametrinę kamerą. Jinai yra lygiai tokia pati kaip Mavic 3 Enterprise drone. Jeigu kas naudojate šį droną, tai puikiai žinote, kokį rezultatą galima gauti kartografuojant tuo dronu. Nes L1 lidarė buvo paprastesnė kamera, jinai buvo lygiai tokia pati kaip Phantom 4 RTK drone, o čia mes turim Mavic 3 Enterprise drono kamerą. Tai jinai puikiai ir tinkama kartografavimui, tai jeigu, pavyzdžiui, nusiperkate L2 kamerą, galite ją naudoti atskirai ir fotogrametrijos misijom, galite naudoti ir aišku, kartu spalvinti taškų masyvą, nes jeigu kameros nenaudosi, tai paprasčiausiai bus taškų masyvas nespalvotas, bet kai kuriais atvejais jo gal net ir nebūtina spalvinti. Apdorojant duomenys šiek tiek ilgiau laiko užtrunka. Tai kadangi paminėjau, kad tokia pati kamera kaip Mavic 3 Enterprise drone, tai taip pat nuoroda į mūsų jau darytą webinarą apie Mavic 3 Enterprise, ir jeigu norėtumėt pažiūrėti, kaip duomenys kartografuoti fotogrametrijos būdu apdoroti skiriasi tarp Mavic 3 Enterprise ir P1 kameros, tai šiame webinare mes apie tai pasakojam. Produktyvumas palyginus vėlgi su L1 dronu skiriasi bemaž 5 kartus. Ir šitas dronas su L2 kamera skrenda žymiai greičiau, 15 metrų per sekundę, tai čia kartografavimo metu mes skrendame tokiu greičiu, tai čia 50 keli kilometrai per valandą, tai pakankamai nemažas greitis ir mes gauname kokybiškus rezultatus. Ir lidaras spėja skanuoti, ir plus greitesnė fotokamera taip pat spėja fiksuoti kokybiškas nuotraukas ir leidžiam pasiekti iki 4 cm vertikalioj padėty ir 5 cm planiniai padėty tikslumą. Ir DJI siūlo pilną sprendimą.
atnaujintas pultas, pats dronas, L2 kamera ir DJI Terra programinė įranga, apie ją mes pakalbėsim šiek tiek vėliau, bet jinai yra būtina, be jos neišeis apsieiti, kadangi žali duomenys nusikrauna į DJI Terra ir mes joje turime susigeneruoti point cloudą. Atnaujintoj versijai šiek tiek daugiau opcijų yra, galima ir demo susigeneruoti, galime filtruoti žemės paviršių, tai iškart pasakysiu, tas algoritmas nėra kol kas idealus, bet mums šitos programinės įrangos reikės bet kuriuo atveju. Ir aš netgi užmečiau akį į klausimus, yra klausimą, ar filmuke buvo rodyta point cloud kokybės ataskaita, kaip ją gauti, tai jinai standartiškai sugeneruojama tą ataskaitą, berods, kai demonstruosiu duomenis, rezultatus, bus iškarpa trumpa šios ataskaitos, taip bus, tai trumpai parodysiu aš jos tam tikrą dalį. Ir kartografuojant su šiuo sprendimu yra keletas būdų, galime skristi rankiniu būdu su lidaru ir skanuoti norimą mums teritoriją, važiuojam automobiliu ir skanuojam. Taip pat galim, kaip ir minėjau, klasikinę fotogrametriją daryti, galime 3D skanavimą daryti ir yra linijinio objekto skanavimo misijų tipai. Turbūt nieko naujo, kas kartografuoti su dronais. Garantijos tokios pačios kaip ir visų DJI produktų, 24 mėnesiai nuo standartinių gedimų, 12 mėnesių jau įskaičiuota į kainą kaip draudimas, jeigu netyčia sudužtų, tai gamintojas už minimalią kainą pakeičia į naują produktą ir tą 12 mėnesių draudimą galima papildomai dar 12 mėnesių prasitęsti, jeigu yra toks poreikis. Taip, tai papildomai paminėsiu apie kitą mūsų partnerį, Phoenix LiDAR Systems, amerikiečiai, kurie gamina įvairius LiDAR sprendimus. Su jais mes bendradarbiaujame jau pakankamai senai ir tekę man pačiam pratestuoti ir bandyti įvairius jų produktus čia Lietuvoje. Ir jų išskirtinumas yra tas, kad jie gamina lidarus ar sprendimus pagal kliento poreikį ir turi įvairių produktų ir įvairių modifikacijų. Tai gal pradžiai aš paleisiu filmuką apie juos, šį kartą be subtitrų, bet bus trumpesnis, minutės trukmės. This is what Phoenix LiDAR Systems does in 60 seconds. We build complete digital 3D mapping systems. We build advanced LiDAR systems. We build entry-level LiDAR systems. We build flight planning tools, in-flight guidance tools, and real-time data visualization tools. We offer solutions for any mapping application: power line mapping, rail mapping, dense vegetation, general surveying, bathymetric mapping, mind mapping, simultaneous localization and mapping. We offer desktop and cloud-based solutions. Our systems mount to boats, cars, trucks, trains, airplanes, helicopters, drones, and even backpacks. We automate LiDAR and image processing. We automate paid data product deliverables. We automate QA and QC reporting. Our systems streamline workflows by collecting and processing data faster than our competition. We work to educate our customers, to empower our customers, to delight our customers. At Phoenix LiDAR Systems, we make mapping easy, fast, and accurate. Any questions? Jo, tai toks trupas filmukas apie amerikiečius. Tai lentelėje, kurią dabar vaizduoju, yra trumpas palyginimas, tokių charakteristikų esminių sudėjau, kurios man atrodo aktualesnės, tarp DJI-aus L2 ir vieno tik tai iš lidaro, Phoenix LiDAR, Recon XT toks modelis, jisai, sakyčiau, charakteristikų prasme artimiausias L2 lidarui, ir šitą lidarą turi mūsų Estijos ofisas, jeigu būtų noras jį išsinuomoti ir išbandyti, taip pat galim suorganizuoti. Ir pagrindiniai skirtumai būtų tarp L2 ir šio Phoenix Recon XT būtų tokie, kad aišku, L2 mes galime tik tai su matrisu naudoti,
Su Matriz 300 taip pat galim naudoti, tik tai reikia paminėti, kad netiktų tada valdymo pultas. Jums reikėtų, jeigu norėtumėt savo įsigyti, tai turėtumėt įsigyti L2 lidarą ir naują valdymo pultą. O Phoenixas gali būti montuojamas prie įvairių dronų. Jisai iš principo kažkokio valdymo iš pačio drono nėra būtina, bet ant bet kokios platformos galima montuoti. Kamera šiek tiek geresnė yra, čia tie 4/3 colio ar tas IPS, jeigu nieko nesako, tai čia matricos dydis, tai IPS šiek tiek didesnė matrica, daugiau, kiekvienas pikseliukas yra didesnis ir daugiau šviesos priima, tai teoriškai geresnė nuotraukų kokybė turėtų būti. Skanavimo dažnis gerokai didesnis, bet atspindžių mažiau. Tai rezultate vis tiek gauname panašų taškų kiekį. Tikslumas taipogi pakankamai panašus deklaruojamas iki 5 cm. Vienas gal iš skirtumų didesnių, kad Phoenixas veikia post-procesingo principu. Tai kai misiją atliekame, mums nėra svarbu, kad RTK ryšys mums būtų toj vietovėj, ar kad mūsų referencinis tinklas veiktų. Mes paprasčiausiai kylame ir skrendame, mums tas nėra aktualu. O su L2 mums nepavyktų net pakilti, jeigu fikso mes neturim. Ir ne tik, kad nepavyktų pakilti, bet apdorojant duomenis, jeigu RTK ryšys buvo nutrūkęs nors trumpam, mums nepavyks duomenų suprocesinti, tada reikalinga DJI Terror'ui post-procesingą daryti. Tas ten nėra sudėtinga, savo klientam turiu padaręs filmuką, atmintinę, kaip tą daryti, tai vis tiek reikalingi bus mums statiniai duomenys nuo artimiausios bazinės stoties, arba Litpose, pavyzdžiui, galima susikurti, turbūt žinot, virtualią stotį visiškai šalia objekto, kuris, pavyzdžiui, matavot ar skridote, ir tuos duomenys post-procesingą naudoti. Tai Litposo duomenys puikiai tinka tam, ir ten rankiniu būdu failiukus pakaitaliojant mes galim irgi tos duomenys susitvarkyti. Tai vis dėlto nereikėtų labai bijoti, jeigu kartografuojant su L2 RTK ryšys dingtų. L2, žinoma, tik ant drono montuojamas, tuo atveju Phoenix mes galime montuoti ant įvairių platformų, ką ir filmuke matėt, ant drono, bepiločio orlaivio, automobilio, SLAM, tai čia rankoje galime mes įnešti, skanuoti. Kainos prasme, tai taip, Phoenixo sprendimas yra gerokai brangesnis dėl savo universalumo ir nepaminėjau, kas ekrane buvo parašęs duomenų apdorojimas. Tai Phoenixo vienas iš privalumų, kad jie turi labai patogų portalą duomenų apdorojimui, cloudą vadinamą, į kurį mes nusiunčiame žalius duomenis, bazinius duomenis, kontūrženklius, jeigu juos turim, ir viskas. Ir mes ten keletą minutukų paspaudžiam ir rezultate gaunam duomenis pusvalandžio, valandos bėgyje. Ir sprendimas pagamintas, aišku, JAV, ypač aktualu gali būti valstybiniam organizacijom, kurios negali pirkti kiniškų produktų. Tai Phoenixo produktus galima komplektuoti su nedidžiaus dronų, su kitų gamintojų dronais, ir tada būtų not made in China sprendimas, ir galima būtų drąsiai įsigyti ir naudoti. Bet privačiam verslui geresnės alternatyvos, kaip šis dronas, aš asmeniškai nežinau. Ir kainos prasme, ir funkcionalumo prasme. Tai kaip ir minėjau, čia keletas mūsų nuotraukų su Matriz 350 Phoenix lidaras ant automobilio sumontuotas, taip pat sumontuotas su Trimble fotogrametrinė kamera vienu metu. Tai tų variantų yra įvairių. Orientacinės kainos, jeigu būtų įdomu, aktualu, pats dronas 350 kainuoja apie 7000 BPM, P1 kamera apie 5000, L2 apie 11 000. Tai grubiai investicija tokia reikalinga. Reikia turėti omeny, kad baterijų reikia nemažai, viena baterija kainuoja 700, į droną vienu metu dedasi 2 baterijos, tai jau padauginkit iš 2, ir su vienu komplektu ne kažką nuveiksi, tai minimum 3-4 komplektų reikia, tai investicija šiek tiek išauga. Programinės įrangos DJI Terror'os, kaip ir minėjau, reikės. Iškart galiu pasakyti, kad
L2 vartotojams, ne vartotojams, klientams, kurie nusiperka L2, pirkti teros nereikia, jeigu tik tai norėsim apdoroti L2 duomenis, jeigu norėsim panaudoti fotogrametrijos funkcionalumą iš nuotraukų, pasidaryti point cloud ar ortofoto, tai tada ta licencija veiks tik tai 3 mėnesiam, yra papildomai perkama kainos berods apie 5000 kainuoja, jei gerai atsimenu. Kitos programinės įrangos, ką mes atstovaujam, tai Trimble Business Center, bet kuriuo atveju viena iš universaliausių programinių įrangų, o kaip tik šiuo metu 2 mūsų darbuotojai Vokietijoje mokymuose visą savaitę. Trimble Business Center programinės įrangos ir kitų Trimble sprendimų. Tai grįžę galės pasidalinti naujienomis. Pix4D, naujasis mūsų partneris, Pix4D Matic labiau orientuota į didelių teritorijų kartografavimą ir jeigu kažkas naudojate VDOC įrenginti toks iPhone pagrindų lidaro principų veikiantis skanavimo įrenginukas, tai jam reikalinga Pix4D Matic programinė įranga, kuri ne tik nuotraukas apdoroja, bet ir iš iPhone gautą lidar formatų failą. Nu ir Pix4D Mapper, turbūt daugumai žinoma programinė įranga, manau, viena iš mūsų populiariausių parduodamų fotogrametrinių programinių įrangų. Jeigu galvojate, kad dronas jums reikalingas tik laikinai, arba iš viso galvojate, kad tik tai nesate tikri, ar ta technologija jums patiks, ar bus naudinga, tai yra nuomos galimybė pas mus, tai turėkite omenyje. Trumpai apie reikalavimus, norint atlikti skrydžius su šiuo dronu, kadangi jis yra didesnis negu dauguma parduodamų dronų, tai jam ir apribojimų yra daugiau. Labai daug neišsiplėsiu šią temą, bet trumpai. Tai reikia turėti išsilaikius egzaminus visų kategorijų, A1, A2, A3 ir STS. Tai čia mokymų klasėje laikomas STS egzaminas. Nėra sudėtingas, bet reikia jį išsilaikyti. Ir reikėtų pasiskaityti bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, yra priedas, toks NSTS 3 dalis, tai joje kaip tik yra paminima, kaip galima būtų atlikti urbanizuotose teritorijose skrydžius, jeigu dronas sveria virš 4 kg. Tai žinoma, reikia dar užpildyti papildomą parašą, gauti papildomą leidimą be egzaminų, ką paminėjau. Bet kokiu atveju reikės laikytis minimalaus atstumo 10 metrų nuo pastatų, transporto priemonių, 40 metrų nuo žmonių ir ne aukščiau kaip 120 metrų aukštį atlikti kartografavimą. Tai dabar po truputėlį perėsim prie mūsų pavyzdžių ir papasakosiu apie mūsų atliktas misijas. Tai aš turiu dar vieną klausimą jums paruošęs. Jeigu nepasididžiuosite pasidalinti ir paklausiu apie taškų masyvus. Ar jūs naudojate, šiaip apskritai point cloudus taškų masyvus savo veikloje? Ir jeigu naudojate, tai iš kokiu būdu jie surinkti? Tai dar sekundėlę ir dalinuosi rezultatais. Pasidalinsiu su visais. Manau, matote ekrane. Tai dabar paanalizuokim kartu. Didžioji dalis vis dėlto retai naudoja point cloudus taškų masyvus, kas man šiaip keista. Kita prasme, tai 27% dažnai ir patys susirinkate, tai turime vos net trečdalį dronistų ir naudojate geoportalo duomenys arba visai nenaudojate. Tai 37 plus 19 retai arba visai nenaudoja, tai didžioji dalis vis dėlto retai naudojate taškų masyvus. Tai
paraginčiau, jeigu matote pritaikomumą, dažniau tą daryti. Ir jeigu norėtumėt kažkokių pavyzdinių point cloudų, ar kartografuotumėm jūsų teritoriją, tai nesigūklinkit, klauskit. Padarysim eksperimentą ar pilotinį projektą ir įsitikinsit, ar tinka jūsų veikla ar netinka taškų masyvai. Ką mes kartografavome, kaip ir minėjau, kolegos šį vasario kovo mėnesį parinko duomenų su L1 lidaru, L2 lidaru ir su Phoenix XT pagrinde. Tai sąlyginai tokie nedideli plotai buvo kartografuoti. Mano toks prašymas buvo, kad skristi tik tai su viena baterija ir tai tie plotai pakankamai dideli gaunasi, dronas skrenda 15 minučių, pakankamai saugiai trumpai, bet mes kartografuojame ir turime 40 hektarų, 20 hektarų, vos ne 50 hektarų teritorijas. Taip pat, kaip pavyzdį pateiksiu, vieną kliento kartografuotą misiją, kur buvo panaudoti 2 dronai. Iš principo būtų užtekę, aišku, ir vieno, bet įdomumo dėlei, žinome, kad ruošiamės webinarui, tai kartografavome ir su Mavic 3. Bet čia pagrindinis uždavinys buvo surinkti duomenis topografinio plano sudarimui, o vietovė buvo pakankamai miškinga. Miško keliukas ėjo praktiškai visų šiuo poligonu ir jis buvo aktualus topografiniai nuotraukai. Tai lidaras kaip tik labai čia tiko ir poligono ilgis buvo apie 11 km. Kai registravotės į webinarą, turbūt naujienlaiškį matėt, buvo filmukas toks su per pusę perskeltų ekranų, viršui žali lidaro duomenys, apačioje įvairūs apdoroti duomenys, tai čia būtent iš šio poligono. Tai kartografavimo aukštis palyginus šias 2 fotogrametrį lidarą buvo panašus, bet su lidaru vis tiek šiek tiek greičiau buvo surinkti duomenys. Čia, kur eilutėje laikas yra parašyta 1 valanda 33 ir prima 3:01 valanda, tai čia kiek grinai dronas buvo kartografavimo režimu misijoje, nes teko pervažiuoti, pakeisti baterijas, tai bendra trukmė vienu atveju 4 valandos užtruko, kitu atveju 3 valandos. Kolegos praleido lauke, jeigu būtų baterijų buvo daugiau, ar kažkaip ta misija būtų nelinija, aišku, būtų tą galima padaryti greičiau. Ir pats apdorojimas. Žinoma, fotogrametrijos, šiuo atveju su Pix4D, 3000 nuotraukų su mūsų kompiuteriu, kurį turim, užtruko apie 5 valandas, tik tai ryšio taškų sugeneruoti ir point cloudą. Tuo atveju su DJI Terra, tik tai point cloudą sugeneruoti iki valandos. Tai, sakyčiau, fotogrametrijai reikalingas atskiras kompiuteris. Lidarui, tai jeigu tik lidarą naudosit, galima naudoti tą patį kompiuterį, kuriuo galbūt ten ir kedą kažkokį naudojate. Atskirą dedikuotą kompiuterį ir nereikia. Tai trumpai fragmentas iš šio kartografavimo. Čia viršui lidaro duomenis, apačioje Mavic 3 Enterprise. Tai dabar nemanau, kad kokybiškai ekrane matosi. Šitas filmukas yra taip pat mūsų YouTube kanale, galėsite detaliau peržiūrėti, paspausti pauzę, susistabdyti ir pažiūrėti. Tai akivaizdžiausias skirtumas matosi, kur yra medžiai, miškingos vietovės. Žinoma, mes žemės paviršiaus po medžiais fotogrametrijos būdu negaunam. Tai čia tokia, jeigu pažiūrėsime dabar paveiksliukų, kur medžiai, tai skylės matosi apačioje fotogrametrijos būdu apdorojant, o su lidaru tai mes puikiausiai išsifiltruojam žemės paviršių. Taip. Tai toliau. Pereisim prie duomenų. Aš taip pat įrašiau viską video formatu, kadangi gyvai demonstruoti būtų velniškai ilgai. Tai pradžiai DJI Terra apžvelgsime trumpai. Mes pasirenkame, ar filtruosime duomenis visus aukščiau stulpelyje. Tada yra tokia Optimize Point Cloud galimybė, kai
patogiau skrydžius sujungti, o va šitas Move Point Cloud varnelė, apie ją papasakosiu detaliau, toks išlyginimas taškų masyvo, bet ta varnelė, ta opcija labai įdomiai veikia. Taip pat galime mes susigeneruoti žemės paviršių didžiai teroje, bet vėlgi nepagirčiau to algoritmo. LKS koordinačių sistema žinoma yra, o geoido modelio čia nerasim ir importuoti jo nėra galimybės. Kontūrženklius mes galim susimportuoti, tik tai jie bus panaudoti altitudės sukoregavimu. X, Y, ką mes susiprocesinam ar taką arba postprocesingu, tai tokią planinį padėtį ir turėsim. Su didžiai terą mes nepastumdysim iš šonus, mes jau suimportavom kontūrženklius, bet jų kaip fotogrametrijų nuotraukose neįžymėti, nieko daryti nereikia. Tai va, tai pakankamai apdorojimo procesas paprastas, kažkokių niuansų nėra, čia šiek tiek pagreitinta, rezultatas čia tokio poligono pusvalandį berods generavosi. Tai rezultate mes turime Point Cloudą, kurį galime didžiai terai greitai apžvelgti. Tai čia paprastos vizualizacijos, RGB pagal klasifikaciją, galim žemės paviršių peržiūrėti, suklasifikuoti, tokį mini pjūviuką pasidaryti, profiliuką, pažiūrėti irgi, kaip kokybiški duomenys suprocesinti tam tikroje vietovėje. Tai didžiai teroj, kaip ir minėjau, funkcionalumas minimalus, minėta kokybės ataskaita, tai mes matome, kad dronas skraidė 12 minučių, tas mėlynas grafikėlis dešinėje pusėje, kiek užtruko, 16 minučių suprocesinti tiek duomenų, matom pagrindinius skrydžio parametrus. Čia ir tokia minimali lentelė tikslumams, tai kiek buvo sukoreguotas tikslumas, tai čia labai trumpai parodžiau, bet ten iki 5 berods centimetrų altitudė buvo sukoreguota. Paskui webinarai galėsite atsisukti, paspaust ant pauzę detaliau tam tikras ataskaitas pažiūrėti, arba galėsiu atsiųsti. Dabar atsidariau Trimble RealWorks programinę įrangą ir importavau visus mūsų surinktus duomenis, ne visus dalį surinktų duomenų. Kairėje pusėje matote, kokie duomenys importuoti ir tos lemputės, jeigu geltona dega lemputė, tai tie duomenys šiuo metu vizualizuojame. Tai šiuo metu ekrane yra importuoti L1 lidaro duomenys ir čia tokį išsikerpu mažą point clouduką pažiūrėti pasišiaušimų į altitudės. Tai čia toks matavimo įrankis, kur pamatuoja, nesvarbu ar čia kreivai pažymiu, bet vis tiek artimiausius taškus vertikalioj platformai, tai matau, kad altitudė apie 8 cm, kitoje vietoje netgi pasišiaušimas taškų masyvo apie 20 cm, čia ant kelio dangos. Reikia pastebėti, kad su L1, kai skridome čia šitų momentų buvo net ir pasnygę, matot, kaip tik čia duomenyse ir aišku, šlapias asfaltas, pasišiaušimas taškų masyvo irgi šiek tiek didesnis gaunasi. Bet kokiu atveju jisai yra labai nemažas. Dabar įjungiu ir L2 surinktus duomenys šioje vietoje, tai matom skirtumas tarp L1 ir L2, augmenija, medžiai, iš karto kiek taškų mažiau. Tai žinoma, prie L1 lidaro labai daug apsistoti nėra prasmės, nes jisai berods ir negaminamas, tai akivaizdžiai skirtumas matosi, čia yra L2 duomenys surinkti, bendras vaizdas, duomenų tankumas, tolygumas, jau plika akį matosi, pažiūrėjus, kad labai skiriasi. Tai jeigu kažkas planuotumėt naudotą lidarą įsigyti, tai aš sakyčiau, apie L1 lidarą net nereikėtų svarstyti. Tai čia paskutinis pažiūrėjimas į L1 duomenis ir šiuo metu jungiu L2 duomenis šitoj vietovėje. Kaip ir minėjau, lidaras turi režimus repetitive, non-repetitive. Tai šiuo momentu ekrane jungti repetitive duomenys, tai matome, kad tokia tolygesnis taškų masyvas tam tikrų tinkliukų išsidėliojas. Pavyzdžiui,
Jeigu žiūrėsite iš namą į žalius stogus, tai matote, jis tai toks tolygesnis, tai kai kuriais atvejais net ir dirbti su tokiais duomenim patogiau, juos interpretuoti programinį įrangoj. Bet vat, fasadas, pavyzdžiui, iš to pačio pastato matėt, kad skylė buvo, o tuo atveju, jeigu dabar jungiau non-repetitive režimą, tai matom jau ant fasado žymiai daugiau taškų ir jeigu mums aktualu skanuoti vertikalius objektus, tai non-repetitive režimas žymiai naudingesnis. Čia dabar fragmentas iš antžeminio skenerio Trimble X7, irgi taip pat nusiskanavome dalį gatvės, tiksliau turėjome anksčiau nusiskanavę, tai suimportavau viską, suregistravau vieną projektą, kad galėtume irgi palyginti, kaip tie duomenys skiriasi tarp įvairių sensorių ir technologijų. Ir čia dar su paspirtuku parvažiuota, Phoenixo lidaras jungtus paspirtukai, matote dešinėje pusėje trajektoriją, kiek buvo prizigzaginta tarp gatvių ir matote, prieš tai ekrane buvo be stogų duomenys, tai čia buvo su paspirtuku surinkti duomenys, o čia jau su Phoenix lidaru iš drono surinkti duomenys. Ir šiuo metu ekrane yra L2 ir Phoenixo lidaro, Recon XT duomenys, tai jų rezultatai, jeigu trumpai pasakojant, pakankamai panašus. Čia dabar žiūri vizualizuoju mažą kamputę, tai duomenų pasišiaušimas ir tikslumas yra labai panašus šitų dviejų lidarų, žemės paviršių palyginu, irgi matau, kad labai viskas panašu. Ir nesusmūfintas L2 duomenys ir Recono duomenys, tikslumas labai panašus. Čia toks kvadratinio metro point cloudukas matosi, ar 2 kvadratinių metrų. Ir matau, kad pasišiaušimas apie 5 cm Recono, kai tuo atveju, čia random matuojant supelte 8 cm, va šitoj vietoj L2 lidaro gaunasi. Tai šiek tiek galbūt Recono duomenys yra tolygesni. Taip, o čia mes turime jau X7 ir L2 skenerio duomenys vienu metu. Tai išjungiame L2 ir matome, kad iš antžeminio skenerio duomenų tolygumas yra nepalyginamas. Čia kairiai pusė, aišku, žolė yra tai pasišiošimas, bet galite žiūrėti į bortelio vertikalią platformą, tai nėra ką palyginti. Čia L2 matome, kad turime kokį taškų kratinį, palyginus pagal intensyvumą paspalvinam. Ir jeigu mes jungiam atgal X7 antžeminio skenerio, tai duomenys yra visiškai kito tipo, kito lygio ir tikslumo, tolygumo, tai vis dėlto šios technologijos nesulyginamos. Bet viskas priklauso nuo uždavinio ir ką rezultate norim gauti. Taip, tai čia profiliukas su X7 skeneriu, medžio kamieno fragmentas, ir L2 skeneriu, taip pat turim pakankamai nemažai taškų ir pavyzdžiui, medžio diametrai nusakyti, tai pilnai užtektų, jeigu mes ten kiekvieno medžio nelingumą modeliuoti nenorim. Taip, įsijungiame dabar su paspirtuku surinktus duomenis, su Phoenix Recon lidaru, tai matome, kad tankumas pakankamai didelis tų duomenų. Aišku, duomenų pasišiaušimas, vėlgi tą patį kelio bortelį žiūrime, toks buterbrodėlis jau storesnis, bet fragmentai, jeigu mes norime bortelio viršų apačią aiškiai matyti, tai užfiksuoti tikrai iš tų duomenų galėtumėm nesudėtingai. Bet vėl jungiame X7, Trimble X7 skenerio duomenys, čia visiškai kito lygio sprendimas. Bet vėl, viskas priklauso nuo uždavinio. Tai čia ekrane X7 skenerio fragmentas, tolygus duomenys, tikslus duomenys, įvairius vertikalumo, horizontalumo uždavinius galim daryti. Taip. Dabar norėsiu šiek tiek pademonstruoti opciją. Didžiai teorai buvo varnelė susmūfinti point cloudą, suploninti. Tai skamba labai viliojančiai. Iš pradžių aš tą opciją varnelę vis uždėdavau, bet paskui, ką aš pamačiau, tai tuo ir parodysiu. Dabar čia nesusmūfintas point cloudas yra, viskas kaip bortelis, kaip ir matosi aiškiai, o dabar jungiu susmūfintas su ta varnelė. Tai matot, kelio bortelis išnyko, užsimuilino,
Ir mes turime, aišku, plonesnį kelio asfaltos sluoksnį kažkokį išvidurkintą, bet bordurėlis išnyko, tai nesu tikras, kaip tas algoritmas veikia, bet nu, manau jis ne kažką veikia. Tai jau matot, ką padarė su Point Cloud'u DJI šitoj vietoj. Tai vis dėlto sakyčiau, su šitą smoofinimo opciją DJI reikėtų atsargiai, bent jau dabartinėje versijoje. Taip, dabar panagrinėkime šiek tiek duomenų tikslumą. Tai L2 lidaro. Čia matome kontūrženklį. Kontūrženkliui, kad nepamiršau paminėti, DJI rekomenduoja naudoti didelius trafaretus, kvadratinių metras ant metro, kvadratinio metro dydžio šachmatos spalva nuspalvintus, nes mažesni, paprasčiausiai paskui nežiūrėsim. Tai čia šiuo atveju buvo šiek tiek mažesnis uždėtas, nepasakysiu tiksliai kiek centimetrų, bet Point Cloud'e mes jo identifikuoti, jau sudėtingai galim. Aišku, aš iš tų pačių nuotraukų lidarų L2 susigeneravau ortofoto, papildomai nebuvo uždėta, kad didesnių persteigimų fotografuoti, tai ortofoto susigeneruoja, net nereikia parametrų keisti, jos, aišku, ortofoto kokybė, ypač kur yra daugiabučiai, matosi, kad ten nutrūkimų yra nemažai, bet mes galime susigeneruoti ortofoto. Tik tai, kaip ir minėjau, reikės kitos jau programinės įrangos fotogrammetrijos arba pirkti mokamą DJI Teros versiją. Tai va, ant ortofoto vizualiai galima matyti toks trikampukas baltas, tai čia mūsų kontūrženklis, kad jisai pakankamai tiksliai atrodo, tiksliai vietoje stovi, dabar dar nematuoju jo tikslumo, bet keliaukim į stadioną, tai čia panagrinėsim truputėlį detaliau. Ir beje, futbolo mėgėjai turbūt žino, ką reiškia rezultatas 2-2 ir 3-3 šiandien. Šiandien vakar tikiuosi futbolo čempionų lygos žiūrėjot, šiandien taip pat atsakomosios varžybos, tai čia pirmųjų varžybų Arsenalo, Bayerno ir Realio Man City rezultatas, tai šiandien tikrai įdomus futbolas laukia. Tai čia mes panaudojame, grįžtant prie mūsų duomenų, panaudojame Trimble Catalyst D2 GPS imtuvą ir po to jau po kartografavimo paprašiau, kad pamatuoti tam tikros linijų kampus, kad mes galėtume įsitikinti, ar jie palyginti tikslumą, ką mes sukartografavom ir ką mes gavom rezultate, nes šitie kontūrženkliai nutolę nuo kontūrženklių, kurie buvo planuoti procesinimui čia keli šimtus metrų. Tai pažiūrėjus tokį iš akies pradžiai, tokį vizualiai, Point Cloud'e numatome, kad jie kampe pakankamai tiksliai, ir čia dešiniai pusėje paveiksliukas pirmas, kur GPS matavom, tai Point Cloud'e iš akies žiūrint, čia kelių centimetrų skirtumas, bet taip pat tuos taškus ir pamatavom Trimble Business Center. Teisingai nepaminėjau, kad čia nebe Realworks, o Trimble Business Center programinė įranga dabar, ką matote ekrane. Ir toliau bus, rodysiu tik tai Trimble Business Center programinė įranga. Tai čia pasididinu taško dydį ir labai paprasta matuoti. Aišku, galėjau palikti ortofoto ant jos spausti ir būtų iš Point Cloud'o altitudę paėmiau, bet čia šiuo atveju dabar grinai Point Cloud'o vizualiai matau, kampą, spaudžiu, matuoju ir čia pirmo kliko pamatavimas, pamatuoju tas vietas, taškus, kuriuose buvo pamatuoti ir su GPS-u. Tai čia greitai pasimatuojam tos taškus, tai tokiu būdu Point Cloud'ą galėtume išnaudoti ir matavimams, tai smulkesnius objektus matyti būtų sudėtinga vien iš Point Cloud'o, tai galim būtų, kaip ir minėjau, naudoti ir ortofoto išmėti planiniai padėti į matavimą, o altitudę pasimti iš. Tai rezultate, kas gaunasi, tai apie 10 cm, matom 8 cm, 5, vienas taškas, 3 cm, netgi kai kur tik tai milimetrai, altitudė apie 2 cm kai kur, čia apie 2 cm, 15 cm, matom pats taškas daugiausiai nuplaukęs, tai jeigu tą ataskaitą norėsite detaliau pažiūrėti, tai webinaro įrašą galėsite pauzės paspausti, bet vizualiai žiūrint, dabar trikampukus matėme ir pamatuotą tašką ir kontūrženklį. Taip, tai aš sakyčiau, iš taškų masyvo Point Cloud'o iki 5 cm, maksimum 5 cm tikslumu galime pasimatuoti. Tai dabar ekrane kitas mūsų pamatuotas objektas, tai čia turim miško, turim upelio miške, namų ir visa upė mūsų.
čia ekrane, tai Trimble Business Center leidžia automatiškai klasifikuoti duomenys, į pačias įvairiausias klases, aš dabar neminėsiu detaliai apie tai, bet išklasifikuoja žemės paviršių, tai, sakyčiau, tiksliausiai iš visų produktų, kiek esu testavęs ir bandęs, tai čia OneCloud'as automatiškai išklasifikuoto žemės paviršiaus ir paspaudžiau čia sugeneruoti paviršių, trianguliacijos būdu. Ir mes čia turim sugeneruotą, kiek žiūrėjau, lygiai milijoną praktiškai trikampėlių. Jie pakankamai detaliai, tiksliai sugeneruoti iš to žemės paviršiaus taškų masyvo, kurį mes automatiškai klasifikavom. Ir jau šį produktą, šį žemės paviršių mes LandXML formatu galim eksportuoti į kažkokią kitą, pavyzdžiui, Civil 3D programinį įrangą ir toliau naudoti. Tai va, matosi fragmentai, kurie buvo po augmenyje pakankamai detaliai. Kitas pavyzdėlis, vėlgi miestas. Čia apsikirpsime šiek tiek gatvės elementą ir norėsiu pademonstruoti, kaip L2 duomenys, čia vėlgi L2 duomenys, ir visur dabar, ką rodysiu, bus L2 duomenys. Rezultatai, tai kaip mes galėtumėm automatiškai topografijos planą darant susigeneruoti bortelio liniją, gauti kedinę liniją, tai L2 duomenys pakankamai išraiškingi, kad užfiksuoti mes galėtumėm, užfiksuoti bortelį, tai mes pasidarom tokį mini profiliuką, čia automatinis feature extraction funkcionalumas yra, mes pasidarome mini pjūviuką tam tikroje vietoje, bet kokioj, tada pažymime 4 taškus kaip profiliuką ir pati programinė įranga pagal nurodytą patikimumą ieško mums, vektorizuoja, kartografuoja ir nustato kelio bortelio ribas. Tai vėlgi paraginčiau pabandyti patiems, paeksperimentuoti su šią programinę įrangą, kas nenaudojate, galime sugeneruoti jums 30 dienų bandomąją versiją ir patys pabandysite ją panaudoti. Tai čia toks greita vizualizacija kelio bortelio vektorizavimo. Tai jeigu bortelis keičia fragmentą, ar kai čia pas nulūžinėje kažkur mieste bortelį yra, tai galime tą profiliuką šiek tiek pataisyti ir programinį įrangą toliau ieškom. Čia šiuo atveju pažymiu, kad dabar grįžtų į kitą pusę ir į kitą pusę ieškotų toliau automatiškai vektorizuoti. Ir paspaudus finish mygtuką mes turime kedinės jau vektorinės linijas, kurias galim paprastai jau eksportuoti, jeigu yra poreikis ir į kitą programinį įrangą. Taip, vėl kitas pavyzdys, kitas poligonas. Kelias, miškinga irgi vietovė prie kelio ir čia kaip tik gauti iš mūsų jau klientų, kurie naudojasi mūsų L2 lidarų duomenis. Ir pasidarysime tokį mini pjūviuką. Vizualiai pradžiai pažiūrėti, kaip atrodo tie duomenys. Tai vėlgi fotogrametrijos būdu, čia kelio paviršių užfiksuotumėm, bet kas daugiau į kelkraščius, jau būtų sudėtinga gauti duomenis, o su lidaru mes tą puikiausiai pasidarome. Čia dabar 5 cm storumo pjūviukas ir mes galime taip orientaciniu būdu pamatuoti pasišiaušimo taškų masyvo, tai šiuo atveju matau, kad 4 cm šitoje vietoje pasišiaušimas duomenų. Realiai, ką DJI deklaruoja tikslumu, tai čia toks pasišiaušimas, čia negalim sakyti, kad pasišiaušimas duomenų ir tikslumas yra tas pats, bet kokiu atveju tikrai tikslumas nebus geresnis negu tas pasišiaušimas, nes mes paprasčiausiai nežinosim, kurį tašką imti matavimas. Taip, yra įvairių vėlgi automatinių feature extraction funkcijų, ką rodžiu su borteliu, tai čia pademonstruosiu, kaip yra kelio pagrindinė centrinė linija, ar ašinė linija, pavadinkim, nudažyta, kaip mes ją galim irgi paversti ir kartografuoti į vektorinę liniją. Tai
Šiuo atveju pasižymiu, kad čia bus solid line'as. Programinė įranga automatiškai ieško ir jeigu randa kažkokius pertrūkius ar čia punktyrinė linija, tai aš pažymiu sekantį tašką, kad tą vietą peršokti ir toliau vektorizuoti tą liniją. Tai pakankamai greitas ir patikimas procesas, tai čia šiuo atveju naudojama yra vizualiai pagal duomenų intensyvumą ir spalvą duomenys ir programinė įranga pagal tai atskiria, ko mes iš jos norim. Ir aišku, šiuo atveju aš ją ne šiaip savo tą liniją čia pasižymiu, bet paskui vėliau norėsiu filtruoti duomenis į dešinę kairę nuo tos linijos, kad man per tiksliai atsifiltruoti duomenis, nes kad man pagalbiniai nereikalingi. Čia matome CAD liniją, būtent tos centrinės kelio linijos, kaip CAD-inė jau linija. Susiklasifikuojam duomenis ne visus, tik tai kas mums aktualu, aplinkui kelią, tai pasižymiu tam tikrą poligoną, kadangi noriu tik žemę klasifikuoti ir paspaudžiu Classify būtent tik tai šią vietą. Ir rezultate, ką turiu, tai ruda spalva matom jau suklasifikuotus duomenis ir žemės paviršius. Ir dabar dirbsiu tik tais duomenim, nes man visi kiti jau neaktualūs šiuo atveju. Dabar parodysiu naują funkcionalumą, kuris realiai čia dabar naudoju neišleistą dar Trimble Business Center versiją 2024, bet čia galima susifiltruoti duomenis, išsividurkinti, sakykime. Tai uždėjau, kad imtų duomenis point cloudą po 30 cm, čia aukščiau nustatymuose matote 0,3 pažymėta tokias celes ir iš jų išsividurkintų vieną tašką. Tai ypač aktualu iš tokio pasišiaušusio taškų masyvo išsividurkinti tašką ir paimti vieną tik tai tašką. Tai matau, tokį dabar tinklelį gaunu, kur vienas taškas yra kas 30 cm ir išvidurkintas yra. Tai dabar galiu susigeneruoti žymiai tolygesnį paviršiaus modelį. Tai tas funkcionalumas, kaip ir sakiau, jis bus gegužės mėnesį berods išleistas, čia naudoju pre-release versiją dabar demonstraciją, tai tikiuosi Trimble darbuotojai nežiūri, gaučiau per galvą, kad anksti demonstruoja funkcijas, kurios dar neišleistus, bet man pakankamai įdomi pasirodė pasakoti ir parodyti. Tai susigeneruojęs gaunu mešą, kurį vėlgi galiu eksportuoti į kitas programinės įrangas. Taip, dar viena funkcija, jau visiškai artėjom į pabaigą, ką noriu papasakoti ir parodyti. Galime, jeigu mums tas mešas netinka, galime susigeneruoti mes CAD-inius profiliukus, nurodytų atstumu, tai nurodau kiek iš šoną, kokiu atstumu noriu susigeneruoti ir rezultate kas kelis metrus gaunu CAD-inės linijas, kurias vėlgi toliau galiu projektavimui panaudoti. Tai taip greitakalbė tiek apie programinį įrangą, jeigu kažkas užkabina įdomu, kreipkitės, duomenis gyvus galėsiu duoti, galėsiu ar šiaip pademonstruoti, parodyti pas mūsų ofise, tai nesikuklinkit užsukti. Ir dabar dar pažiūrėsime tada, ar turime kažką klausimų ir galėsime baigti. Taip. Taip, jeigu dabar kyla kažkokie klausimai, tai galite ir dabar parašyti, aš juos perskaitysiu, jeigu įveiksiu, atsakysiu. Tai dėl DJI-Teros kokybės ataskaitos minėjau, jinai automatiškai sugeneruojama, jie galima matyti. Klausimas yra dėl ką manote apie DJI Livox MID 40 sensorių, jeigu teko tokį girdėti. Nepasakysiu, koks sensorius yra šitame L2, bet tai yra didžiausias Livox sensorius, bet ar jis čia būtent tas MID 40 ar kažkoks kitoks, tai nepasakysiu tiksliai, bet tik tiek, kad Livox sensorius ir šitame lidare yra montuojamas. Toliau. Kaip išmatuoti vamzdžio koordinates 20 cm tikslumu tranšėjos su dronu be tachiometro ir įmanoma pagal naują STR. Turbūt dėl kitų matavimo technologijų mano kolega Tadas geriau patartų, bet kaip ir minėjau, mokymuose šioje savaitėje, tai rekomenduočiau su juo pabendrauti vėliau. Taip, dėkui už labai įdomų pristatymą. Ar turite Green Laser lidarą batimetrijai pritaikomą
Matrix 350. Tai nepasakysiu vėlgi tiksliai, jeigu Phoenix LiDAR gamina tokį, tai žinau, kad jie batimetrijai sprendimų turi, bet ar čia būtent Green Laser, nepasakysiu, bet sukontaktuokit su mum, pasidomėsim ir pasakysim. Nu ir paskutinis klausimas, palinkėjimas, ačiū visada. Ja, nu čia ne klausimas, čia palinkėjimas. Tai dar vienas klausimas, matau, iškrito, sveiki, ar apdorodami LiDAR duomenys DJI Terra programa nesirenkate jokių geoidų nustatymų, pastebėjau, kad naudojant EGM 2008 gaunami tiksliausi duomenys. Tai pasakysiu taip, jeigu neturite kontūrženklių, jokių, tai tada uždėjus, kad ir šitą modelį paminėtą, pasidalinau, kad neturbūt klausimų, gausime altitudę tikslesnę ir jinai bus, ten kelių centimetrų tikslumu. Bet jeigu mes turime kontūrženklius, tai to geoido modelio žymėti jokio kaip ir nereikia. Jisai jokio mums rezultate tikslumo papildomo nepridės. Tai priklauso nuo kontūrženklių. Kontūrženklių neturit, jo, pažymėkit, bus arčiau teisybės. Turit, tai tada aš jų net nežinau. Nu ir tiek tada. Tai ačiū visiems, kam bus įdomu, įrašas, tikiuosi, debesy pasidarė, galėsim pasidalinti. Tai ačiū už jūsų laiką ir iki.